Šie metai visumoje, Lietuvoje skaitomi, kad jie buvo lietingi. Čia mes Kėdainiuose iš tikrųjų tik tai Liepos mėnesį turėjome dvigubą normą lietaus, o visumoje tai čia gan toksai geras balansas buvo drėgmės laukuose. Bet ką mes matom dabar rudenį iš tikro, tai yra gan daug laukų po sėjos privaluota. Ir ūkininkai, vieni, kaip sakant, nekyla klausimų ir jie valoja, o kitiems kyla klausimai, ar duoda teigiamą efektą tas rudeninis valavimas, ar jis tikrai yra racionalus. Ir šiandien tam ir skirsime tą laiką laukuose, pažiūrėti, kaip atrodo tie laukai, kurie yra neprivaluoti ir privaluoti, ir palyginsime, kaip čia tie augalai yra sudygę ir kaip jie vystosi. Esam lauke, kur kviečiai jau taip vėliau pasėti, ir kaip matome, šitas laukas nėra privaluotas. Kaip čia sakyti, vis dėlto sėjamoji turi savo volą, turi tos prispaudimo ratus, kurie prispaudžia, ir pažiūrim, kaip dabar praktiškai tik tai pirmasis lapelis yra sudygęs, tikrai vertinant gan tolygus sudygimas. Sėjos gilis praktiškai idealus, ypač kaip tam laikui. Ir jeigu paimti atskirus augalus, tikrai turi, kaip laboratorijoje, 3 šaknelės ir daigelį, ir kurį tik tai beimti, tikrai mes turim labai gražius daigus čia, šitam lauke. Sudygimas labai geras. Visi, 3 šaknelės ir gražus daigelis, kurį be paimti. Visi turi va tokį labai gerą sudygimo momentą, labai tolygų. Dabar pažiūrėkim, kaip pati dirva atrodo čia, toje eilutėje. Visumoje dirva yra struktūringa, čia praktiškai idealiai gražiais grumsteliais, tikrai nesupuolusi dirva. Ir būtent va tam gylyje, kur vystosi šaknelės, čia mes turim labai tokią dar gerą, minkštą tą dirvą. Tikrai tas kastuvėlis pasiekia būtent tą vietą, kur sėkla yra padėta, ir tikrai pakelia drėgmę iki sėklų, ir čia tikrai yra gražu ir tvarkinga. Dabar kalbant apie tą, kad tikrai geras yra drėgmės ir oro priėjimo tas režimas, tai yra ne vien tik tai augalo pats vystymasis. Sakykime, jis gerai sudygo ir toliau gerai vystosi, bet taip pat mes turėtumėm pasakyti, kad tai yra labai augalų apsaugos požiūriu saugu, nes tokioj dirvoje, kada augalas yra sveikas ir kada nėra per drėgna, nėra užspausta, prieina oras iki šaknų, tada ir dirvos patogenai mažiau pažeidžia šitos daigus. Aišku, galim sakyti, kad padeda ir beicas panaudotas, tvarkingai išbeicuota sėkla, bet visumoje tokiom sąlygom, kada dirvo yra pakankamai drėgmės, gera dirvos struktūra, tai nei fuzarium grybai, nei septorija grybai ar dryžligės grybai, jiem yra apsunkintos sąlygos, ir čia jos tikrai nesijaučia labai gerai, kaip kad būtų daugiau drėgmės ir trūktų oro. O dabar kaimynystėje pažiūrėsim, kaip atrodo sudygę kviečiai.
lauke, kuris buvo privalotas pasėjos. Ir ką mes dabar matome, tai jeigu žiūrėti iš paviršiaus, aišku, laukas yra lygus, be abejo galim pastebėti, kad yra suspausti akmenys, bet pati struktūra, tai dabar tikrai matosi, kad jau paviršiuje yra sutrintų smulkių dirvožemio dalelių, jos nestruktūringos. Ir kol dabar sausa, tai viskas čia tikrai atrodo tvarkoj, bet po lietaus tikrai juos suklijuos tos grumstelius, sudarys atitinkamai pūtą. Aišku, dabar jau kviečiai čia yra sudygę, bet kitas momentas, va, jeigu žiūrėti, tai vis viena yra sutankintas visas viršutinis dirvos sluoksnis ir, na, nelenda kastuvėlis net. Dar pažiūrėkim, o čia netaip lengva paimti. Bijaus net sulaužyti. Ne, tai yra. Tai va, ir jeigu tai pasižiūrėjus, tai yra sudygimas, na, tikrai geras, bet jau šaknelės, na, yra tokioj tvirtoj apsupty dirvožemio ir nebėra tokio paėmimo lengvo. Čia yra irgi jau vėlyvesnis dygimas. Aišku, tai gali būti, nors nesimato čia, kad būtų pažeista ta ligų. Tiesiog gali būti, kad dėl spaudimo. Ir jeigu žiūrėti, na, matosi, kad ne visi daigeliai vieni jau turi pirmą lapelį ir galbūt neužilgo antras bus lapelis, bet yra vos dygstančių. Sudygimo nėra tokio tolygaus kaip nevaluotam lauke. Nežiūrint to, kad dirva tikrai nėra sunki, nėra molinga ir, na, matosi, kad tikrai drėgmės pakankamai yra dirvoje tiek kaip kad buvo nevaluotam lauke, tiek va čia va dabar, kur yra privaluota. Taip vertinant, atrodo, na, iš šono, tai atrodo visai gražus sudygimas, atrodo tolygus, bet kai pasižiūri, na, matosi, kad vieni yra sudygę anksčiau ir turbūt sudygo tie, kuriem tikrai užteko oro, buvo tasai geresnis režimas, o tą, kurį užspaudė, netgi tie grumstai, kurie buvo šalia eilutės, jie tą sėklą atitinkamai, na, užspaudė ir nėra to tokio tolygaus sudygimo. Dar blogiau, aišku, yra tokiuose sunkesniuose priemoliuose, kur yra sunkesnis priemolis ir kur tenai, na, tiesiog privaluojant, na, tiek sutankinama, kad tiesiog kaip betone auga, pradeda dygti tie kviečiai ir aišku, jie vystosi tada labai sunkiai, netolygiai. Ir kitas dalykas, tokiom sąlygom, kada yra mažai deguonies dirvoje, įvairūs, na, grybai taip pat turi geras sąlygas užpulti tos dygstančius daigelius. Bet kartu reikėtų, na, turbūt aptarti tokius dalykus kaip volavimas prieš sėją. Ir, na, yra tikrai laukų, kurie dirbosi sunkiai. Dabar yra minimalus tas dirbimas, bet buvo grumstų. Šiais metais tikrai, na, derlius buvo ypač javų, na, tikrai geras. Ir šiaudų daug palieka, na, esant dideliam derliui. Ir dar kalbant apie ražieną, ji taip pat yra paliekama aukštesnė, aišku, jeigu nebuvo išgulę lekviečiai ir jeigu juos atsėliuoja, tai tas volavimas po tokio dirbimo, kada atsiranda daugiau grumstų, akmenys pakeliami, daug organikos viršuje, privalavus prieš sėją, na, tiesiog susidaro geresnės sąlygos ir mineralizuoti šiaudam.
nes jie turi geresnį kontaktą su dirva, gauna drėgmę iš dirvos ir jie greičiau pradeda suirti. Kitas momentas, tai tokiam jau privaluotam lauke, ta sėja tikrai atliekama reikiamų mugilių, tolygiai ir sėjos metu atitinkamai leidžiamas yra oras ir tada grūdam sudygti susidaro tikrai geros sąlygos, nes pakelimas iš apačios drėgmės yra normalizuojamas, tolygiai pakelia ledrėgmę, o iš viršaus prieina prie grūdo oras. Ir kas galėjo dabar nulemti, dėl ko čia taip sunkiai vystosi šaknis, tai vis dėlto privalavus, priėjimas oro buvo apsunkintas ir atsirado nepalankios sąlygos šaknim vystytis, todėl kad trūksta deguonies. Nors atrodo pusę metro atstumas tarp tų augalų, kurie yra privaluoti ir kurie ne. Čia irgi giliai pasėta. Bet, vis vien, lengviau įsilukštena. Tikrai, gal palyginimui galima taip pakelti ir parodyti, kad tikrai va šitas, jeigu apverčiam, yra byrantis. Ir šaknų sistema šitoj vietoj, nepalyginamai geresnė. Šitie privaluoti, o čia neprivaluoti. 2 metrų skirtumas nuo tos vietos, kur buvo vieni ir kiti paimti. Kaip įmūryta, visas tiesiog tas prakasimas, čia atrodo, tikrai kaip betone, nes šitie daigeliai. Nes aišku, čia nėra ir pagalbos, nei mikroorganizmai neveikia tokiom sąlygom, nes susidarė praktiškai anaerobinės sąlygos, beorės sąlygos, kuriuose mikroorganizmai negali padėti šitai vietai. Ir augalui trūksta energijos, kai šaknis nedirba.